Sveiki, tai yra trečioji pamoka produktų redagavimo. Šioje pamokoje parodysiu, kaip galima sukurti produktam šešėlius, atspindžius. Tai yra labai svarbus aspektas, norint profesionaliai pateikti produkto nuotrauką. Taip pat rekomenduoju pasižiūrėti prieš tai buvusias 2 pamokas, kurios yra įkeltos mano kanale ir nieko nelaukiant, kimbam prie darbų. Visų pirma, norint dirbti su produktu, jį reikia išsikirpti ir kad išsikirpti, tai pirmiausiai reikia pasiimti žymėjimo įrankį, galim pasirinkti Object Selection Tool, paspausti ant produkto ir jisai bus pažymėtas. Labai reiktų atkreipti dėmesį, ypač ties produkto apačią pažymėjimą, jog jisai nėra iki galo tikslus ir paskui gali atsirasti problemų toliau redaguojant ir dirbant su šešėliais, tai reikia ištaisyti tam. Rekomenduočiau pasimti Quick Selection Tool, su juo galima tiesiog įspaudus Alt klavišą atžymėti šiek tiek nuo pačios pasižymėjimo. Aišku, reikia neišsigąsti, jeigu atsižymi didesnė dalis, tai pirmyn atgal galima šiek tiek pažaisti šitoje vietoje tam, kad būtų kuo galima tikslesnis įžymėtas produkto kontūras, ypač apačia, nes sekančiam žingsnį tą padaryti, ištaisyti gali reikėti daug daugiau pastangų. Kai produktas yra pažymėtas, tada galim paspausti Select and Mask. Daugiau apie šios nustatymus kalbėjau pirmoji pamokoje. Dabar šiuo atveju mes pasirinksim Output to New Layer ir paspausim OK. Esam iškirpę jau mūsų produktą. Dabar, ką mums reikia padaryti, tai įkelt mūsų produktą į darbo langą ir tam reikia susikurti naują langą, paspaudus failą New. Ką irgi minėjau praeitoj pamokoje, jog standartiškai yra produktams skirti išmatavimai nuotraukom 2000 pikselių, rezoliucija 300, baltas fonas, paspaudžiam OK. Ir dabar, norint įsikelt mūsų iškirptą produktą, tai reikia pasižymėti mūsų produkto sluoksnį, paspausti Ctrl+C, atsidaryti naujai sukurtą langą ir paspausti Ctrl+V. Ir jisai įsikels, labai nesudėtinga. Norint išcentruoti produktą, turim pasirinkti Move Tool ir galima įcentruoti tiesiog stumdant, bet ką rekomenduoju, tai paspausti, kur yra 3 taškeliai ir galima centruoti su Align įrankiais. Jeigu pas jūs bus toks atvejis, kad Align įrankiai bus pilki ir jie neveiks, tai tiesiog atkreip dėmesį, kad reikia būtinai akcentuoti, jog reikia Align to Canva, tada jį aktyvuosis ir taip galima visai nesudėtingai išcentruoti. Išcentravus produktą dar atkreipkite dėmesį į jo dydį. Jeigu reiktų jį šiek tiek pamažinti, tai galima išsikviesti Ctrl+T, Transform įrankį, spaudus Shift klavišą, galima proporcingai jį pamažinti, tada paspausti Enter ir toliau vėl išsicentruoti pagal poreikį. Labai svarbu dabar, norint padaryti šešėlį, tai sukurti papildomai naują sluoksnį. Ir šį šešėlį darysim su teptuko pagalba. Tai pasiemam teptuką. Būtinai turi būti pasirinkta juoda spalva. Ir kur yra teptuko nustatymai, dešinį paspaudus pelės klavišą atsidarius, hardness padarom 0, size pasidaryti galim kokius 700. Ir
būtinai pasirinkti sukurtą naują sluoksnį ir tiesiog vidury galim padėti vieną tašką teptuko ir iš to padarysim šešėlį, pasirenkam atgal Move Tool, mūsų tą naują sluoksnį šešėlio pastumiam po produktu ir išsikviečiam su Ctrl+T įrankių transformavimo įrankį ir tiesiog mes tą šešėlį galim suspausti taip iš abiejų pusių, tiek iš viršaus, tiek iš apačios, tiek kiek norisi pagal produkto kampą, kokius į kampų padėtas. Jeigu norisi, galim šiek tiek ir praplėsti šešėlio diapazoną, kaip geriausiai žiūrisi, spausti Enter. Labai svarbu kontroliuoti opacity šešėlio sluoksnio tam, kad gauti geriausią rezultatą. Ir taip yra sukuriamas paprastas šešėlis. Šią šešėlio sukūrimo metodiką iš tiesų nėra sudėtinga padaryti. Jinai gana dažnai naudojama ant produktų, ypač tokie kaip buteliukai, kažkokie kaip padėtas vienas produktas ant plokščio paviršiaus. Tai tas šešėlis net gali būti sukurtas ir adaptuojamas keliem produktam, nebūtina kiekvieną kartą jo iš naujo nupiešti ir sukurti, tiesiog kaip sluoksnį iškopijuoti, įkelt yra labai nesudėtinga. O sekantis tai yra produkto atspindys, tai šiek tiek prabangesnė versija, ypač su grožio prekiam, tas yra labai dažnai naudojama. Tai mums reiktų dirbant su atspindžiu, tai mums reiktų pasidaryti produkto buteliuko kopiją šiuo atveju, tai reikia paspausti ant sluoksnio, įspaudus Alt klavišą galima tempti sluoksnį žemyn ir atleisti ir taip pasidarys kopiją. Dabar tą kopiją mums reikia apversti, tai tiesiog vėl įsikviečiam Ctrl+T paspaudę Transform įrankį, pasirenkam apvertimo funkciją, tada galim nuleisti žemyn. Tam, kad nepabėgtų mūsų produktas, galim įspausti Shift klavišą ir jį apvertę padėsim. Tai iškart matom pirmas dalykas, ką reikia būtinai spręsti, tai jog mūsų produkto apačia išgaubta ir jinai niekaip gražiai nesusijungia ir norint išspręsti šią problemą, mums tiesiog reikia būnant Transform šitoj įrankio padėty dešinį mygtuką pelės paspausti ir pasirinkti Wrap opciją. Tai leis mums paimti ir ištempti produkto kampus taip, kad jie susijungtų su produktu. Labai nesudėtingas dalykas, gal pradžiai gali atrodyti šiek tiek sunku tą padaryti, bet pasipraktikavus, manau, tai tampa labai paprasta. Ir paspaudžiam Enter. Ir dabar sekantis dalykas, tai reikia pasinaudoti gradiento įrankiu tam, kad sulieti šiek tiek mūsų atspindį, jog jisai nebūtų toks ryškus ir taptų jau kaip atspindys. Išsikviečiam gradientų įrankį, pasiėmę dešinėje pusėje, kur sluoksniai, išsikviečiam gradient įrankį. Išsikviečiant gradiento įrankį gali būti tokia situacija, kad jisai bus juodas ir tam, kad jisai nebūtų juodas, labai svarbu atkreipti dėmesį, kur yra spalvos, kad viršuje būtų ne juoda, bet balta spalva ir tada vėl iš naujo iškviečiant gradientą, jisai bus baltas.
Atkreipkite dėmesį, jog gradiento sluoksnis turi būti po produkto sluoksniu, bet virš produkto kopijos, tam, kad jisai prisitaikytų. Ir net ir iškvietus ir automatiškai uždėjus gradientą jau jisai atrodo pakankamai gerai. Ir manyčiau, galima būtų daugiau net ir nieko nedaryti, bet jeigu norisi daugiau kontrolės, daugiau opcijų redagavime šitoje vietoje, tai galima atitinkamai paredaguoti dar gradiento intensyvumą, tai tam reikia pasimti gradiento įrankį. Jisai paprastai randasi pasislėpęs po Paint Bucket Tool įrankiu. Jį aktyvavus mes gaunam tokią tiesę, kurią galim aukštyn, žemyn kilnot ir taip kontroliuoti gradientą, jo ilgį galim kontroliuoti, kiek jo norisi, kokio intensyvumo. Tai šis metodas su atspindžiu yra sudėtingesnė technika, reikalaujanti šiek tiek daugiau įgūdžių. Minusas, aišku, dar šitos technikos, kad atspindį reiktų kiekvieną kartą kurti vis naujam produktui. Dėl to galbūt redaguojant didesnį kiekį produktų, tai gali užimti daug daugiau laiko, bet pats vaizdas iš tiesų, kaip ir minėjau, yra šiek tiek prabangesnis, ypač norint pabrėžti produkto kokybę, jo išskirtinumą bei netgi jo tam tikrą ir vertę taip sukurti. Tai šį atspindį panaudojus tą tikrai galima padaryti. Ir šios dvi technikos yra gana paplitę ir, manyčiau, didžioji dalis ir produktų yra taip ir redaguojama, tai arba paprastas šešėlis, arba yra atspindys, bet šio video eigoje dar noriu pasidalinti dar vieną papildomą techniką, kuri leis padaryti šešėlį, bet tą šešėlį kontroliuoti ir jisai visiškai kitaip atrodys, kas sukurs irgi unikalų vaizdą. Tai norint sukurti papildomai šešėlį, yra kita technika, kurią galima pabandyti. Tai visų pirma vėl reikia sukurti naują sluoksnį, tik tai jau šį kartą jau jį irgi reiks padėti po mūsų produktu. Tada aktyvuoti mūsų produktą vėl pasižymėti. Galim pasižymėti su Object Selection Tool. Būtinai norint pasižymėti, aišku, produktą, tai reikia būti paspaudus ant produkto sluoksnio. Ir tada vėl grįžtam atgal į mūsų sukurtą sluoksnį ir kombinaciją Alt Backspace padarom produkto šešėlį. Jisai dabar gavosi baltas, dėl to, kad viršuje yra parinkta balta spalva. Grįšiu atgal, Ctrl Z, atkreipiu dėmesį. Jeigu gausis baltas, tai tiesiog apkeiskit, kad čia būtų juoda spalva ir vėl tą patį paspaudžiu Option Backspace ir jisai tampa juodas. Atžymiu pasižymėjimą, paspaudžiu Ctrl D ir tas mano sukurtas už produkto šešėlis jisai jau yra. Ką dabar turiu daryti, tai pasirinkti Move Tool įrankį ir paspausti Ctrl T ant mano šešėlio sluoksnio ir dabar jau pasirinkti Distort opciją. Ir ką jinai leis? Jinai man leis tą šešėlį produkto paguldyti taip ant, galim sakyti, ant žemės, kokiu tik tai noriu kampu. Norint gražiai ištobulinti įgūdžius, dirbti su šitą techniką, tai reikia šiek tiek daugiau praktikos tam, kad viskas būtų taip, kaip kad pavyktų gauti gerą variantą, bet iš tiesų pasipraktikavus tai yra nesudėtinga. Padarius šešėlį, mums jį reikia sulieti šiek tiek, kad jisai būtų panašesnis į šešėlį. Ta padaryti galima eiti į filter, pasirinkti
Blur Gallery pasirinkti Tilt Shift opciją, pakeisti kampą 90 laipsnių, pastumti į šoną. Šiek tiek galima pakontroliuoti suliejimą, labai stipriai gal ir nereiktų išlieti kraštų, bet kad būtų šiek tiek sulieta ir paspausti OK. Ir aišku, tada opacity sumažinti tam, kad gautųsi šešėlis. Jeigu dar ne iki galo patinka, kaip jisai krenta, jį visada galima paspaudus Ctrl+T distort šiek tiek pakoreguoti pagal poreikį. Bet daugiau mažiau jisai visai neblogai atrodo, galima ir kontroliuoti opacity. Tai iš tiesų sukuria unikalų vaizdą ir tokį šešėlį sukurti irgi reikia dar daugiau pastangų ir įgūdžių. Jisai yra pakankamai retai aptinkamas, kiek tenka matyti, jį dažniausiai būna sukuria naudojant lempas fotografuojant, tada daug lengviau, aišku, tą šešėlį taip sukurti iškart fotografuojant, bet jeigu šiuo atveju norit pabandyti, paeksperimentuoti, turėti daugiau opcijų, tai labai rekomenduoju pasibandyti, pasipraktikuoti ir skirti laiko daugiau. Ir sėkmės darbuose ir susitiksim kituose epizoduose. Iki.